Labadiena visiems. Šiame video pristatysiu naują legalią JAV kompaniją Traffic Monson. Trumpai papasakosiu apie ją ir apie registraciją. Traffic Monson galima uždirbti be investicijų, dirbant su reklamomis ir investuojant pagal savo galimybės, perkant reklamos paketus. Taip pat galima reklamuoti savo projektus, savo kažkokius tai tinklapius, nuorodas. Projektas tikrai vertas dėmesio. Niekas nemėgsta ilgų video, todėl viską išdėstysiu trumpai keliose įrašuose konkrečiom temom. O jei iškils klausimų, prašom kreiptis. Šiam video papasakosiu apie kompanijos patikimumą ir parodysiu, kaip galima prisiregistruoti. Sekančiam apie uždarbius, ką reikia daryti, kaip galima užsidirbti. Po to parodysiu, kaip išgryninti pinigus ir taip toliau. Dėl kompanijos stabilumo nekyla abejonių, nes ankstesnis šio kūrėjo projektas gyvuoja jau 3 metus ir nepraleido nei vienos išmokos. Dirba tvarkingai ir rimtai. Čia yra jo antrasis darbas. Be to yra dar keli saugumo parametrai. Atkreipkite dėmesį į tinklapio viršuje, štai čia yra nuorodėlė, kuri šviečiasi žaliai. Traffic Monson LLC. Turbūt esate girdėję apie žinomą programinės įrangos ir antivirusinės kompanijos gamintoją ir tiekėją, kuris vadinasi Comodo Internet Security. Tai kompanija, kuri kuria didžiausias apsaugas personaliniam kompiuteriam. Jos paslaugomis naudojasi ir komerciniai bankai ir kitos rimtos kompanijos. Dabar nusileiskime į puslapio apačią. Štai čia yra Comodo Security ir McAfee ženkliukai. Jeigu norėtumėt pažiūrėti kažkokią smulkesnę informaciją apie Traffic Monson, galite tiesiog bakstelti su pele ant paveiksliuko ir įėjus į vidų paskaityti. Vedu prie to, kad Comodo nebendradarbiauja su bet kuo ir nerizikuoja savo vardu. Lygiai taip pat kaip ir McAfee. McAfee yra didžiausia pasaulyje kompanija, kuri specializuojasi saugumo technologijose, teikia sistemų ir tinklų saugumo paslaugas visam pasaulyje. Galite atkreipti dėmesį, kad štai čia yra pažymėta, užrašyta, kad yra SSL sertifikatas. Tai reiškia, kad yra duomenų apsauga tarp vartotojų ir tinklapio. Kadangi čia eina pinigų srautai, apsauga yra būtina. Noriu dar atkreipti dėmesį, kad Traffic Monson bendradarbiauja su PayPal, Payza ir Solitrust Pay. Turbūt daugelį žinom, kad PayPal yra pasaulinė kompanija turinti gerą vardą, kurio neteršia, kuri saugo. Ir niekad neprasideda su kažko neaiškiu, su neaiškiom, nerimtom kompanijom. Apie saugumą kol kas tiek ir dabar parodysiu, kaip galima prisiregistruoti. Puslapio viršuje, dešinėje pusėje yra žodelis register. Jį spustelnam ir atsidaro langas, kur turėsite rašyti savo informaciją. Taip, iš karto norėčiau atkreipti dėmesį į kelis labai svarbius momentus. Registruojantis vienam žmogui reikia registruotis iš vieno IP adreso. Jeigu registruosis iš to pačio IP adreso keli žmonės, bus blokuojama. Dar, registracijos metu neverskit puslapio į lietuvių kalbą. Po to dirbt galėsit kokioje norit kalboje, bet registruojantis turi būti originali kalba ir reikia rašyti lotyniškom raidėm. Telefono numerį reikia įrašyti tarptautiniam formate. Jei tai Lietuva, tai pradžia telefono numerio +370, jei kita šalis kitokia pradžia pagal kodą. Taigi, šitam langelį reikia įrašyti vardą, sekančiam langelį šitam reikia įrašyti pavardę. Čia telefono numeris, kaip minėjau, jeigu Lietuva pradžia +370, jeigu Ispanija +34, su šalies kodu pagal tarptautinius standartus. Toliau čia žemiau reikia įrašyti savo elektroninį paštą, čia reikia jį pakartoti. Į elektroninį paštą, kai tik prisiregistruosite, ateis informacija su jūsų slaptažodžiais, su prisijungimo duomenimis. Truputuką žemiau, štai čia, reikia įrašyti savo prisijungimo vardą. Dar žemiau slaptažodis, kurį reikia pakartoti šitam langelyje.
Šitas slaptažodis bus reikalingas tam, kad kai norėsit persivesti pinigus, kai norėsit pasikeisti, tarkim, profilio nuotrauką ar panašiai. Todėl šiaip sakyčiau jį kažkur užsižymėti, nes jis vartojamas tikrai daug rečiau. Tiesiog, kad neužmiršti patogumo dėliai. Sekantis slaptažodis, kuris yra apačioje, bus reikalingas prisijungimui prie jūsų profilio. Tai rašom čia tą slaptažodį, jį čia pakartojam. Žemiau matom, kad yra tos 3 mokėjimo kompanijos, tai yra Payza, PayPal ir SolidTrustPay. Jeigu turit visas 3, jeigu su jom bendradarbiaujat, jeigu turit visas 3, patarčiau užsirašyti visas 3. Jeigu 2, tai 2. Payzoj reikia rašyti elektroninį paštą, PayPal'e taip pat, o SolidTrustPay rašyti savo prisijungimo vardą. Toliau pavažiavus žemiau, čia matot, kad reikia kaip ir visur paspausti varnelę, kad aš persiskaičiau, sutinku su taisyklėm, ją supratau. Toliau spustelti, kad aš ne robotas ir paspausti ant šito langelio. Kadangi aš prisiregistravus, tai aš to dabar nedarysiu, aš tiesiog tuoj pat prisiregistruosiu ir parodysiu, kaip atrodo jūsų puslapis, kaip atrodys puslapis. Būna dienų, kai neprašo ir 3 ir 4 dienas neprašo įvedinėti šito koduko paspaudus aš ne robotas, o būna dienų, kad reikia jį įvesti keletą kartų. Tai tiesiog įvedat, va kažkodėl man neleido, kažką blogai suspaudžiau. Tvirtinti. Atsiverčia langas, kuriame čia viršuje kairiau yra toksai kaip ir laikrodukas 10 sekundžių. Praėjus 10 sekundžių čia atsiranda nuorodėlė, kurią paspaudus jūs įeinat į savo, kaip sakyti, į savo akauntą. Siūlyčiau iš karto įėjus į puslapį, kaip iš karto, kai turėsit laiko, įėjus į puslapį, pasikoreguoti savo profilį. Čia yra Edit profil. Jį paspaudus, susiveskit visą savo informaciją, kas dar nebuvo suvesta. Įsidėkit nuotrauką, nes iš tikrųjų įsidėjus nuotrauką sukelia žmonėm daugiau pasitikėjimo ir tiek jūsų būsimiem partneriam, jūs kaip sponsorius sukelsi daugiau pasitikėjimo ir pačiai kompanijai. Vėlgi, dabar noriu papasakoti jūsų nuorodėlę, per kurią reikėtų, pasijungsiu, atsiprašau, jūsų nuorodėlė, kurią turėtume duoti, kad žmogus registruotųsi po jumis, bus šio puslapio apačioje. Važiuojam į apačią. Štai šitą nuorodą. Duodat šitą nuorodą ir žmogus ją paspaudęs, atsiprašau, galės registruotis prie šitos kompanijos ir jau bus jūsų komandai. Tarkim, jeigu norėtumėt, šita nuoroda, kuri bus duota šito video apačioje, yra mūsų nuoroda, tai ten yra įdėta mano vyro nuoroda. Jeigu norėtumėt registruotis ir jeigu norėtumėt, kad mes būtumėm jūsų sponsoriai, ją paspaudus, atsidarytų štai čia ta nuoroda. Atsidarytų toksai langas, kaip ir prieš tai rodžiau. Spaustumėt registruotis, kaip ir prieš tai buvo, ir atkreipkit dėmesį į vieną labai svarbų dalyką. Šitoj vietoj turi būti užrašytas jūsų sponsoriaus vardas. Šituo atveju Tadas Zubrickas, mūsų atveju Tadas Zubrickas. Nes
Būna, jeigu nepavyksta prisiregistruoti iš karto, ar būna kažkokie interneto trikdžiai, ar atsinaujina puslapis ar panašiai, automatiškai čia atsiranda nauja nuoroda, kur yra pačios kompanijos. Ir tuomet jūs registruojatės tiesiai prie kompanijos. Taigi būkit atidus. Ką daugiau galima papasakoti apie registraciją, kaip ir papasakojau beveik viską. Jeigu kils klausimų, aišku, būtinai rašykit. Galit rašyti elektroninį paštą, kuris bus duotas šio video apačioje. Galit rašyti tiesiog po video. Ir stengsimės atsakyti visus klausimus. Šiam kartui tiek. Geros dienos. Iki sekančių video.